Favorite jaunimui. Favorite jaunimui. Radijo žinios. Kur stoti? Kur stoti arba kuo tapti? Šįkart norėčiau akcentuoti antrąjį klausimą. Jei galvoje sukasi mintis tapti inžinieriumi, rinktis technologinę studijų programą, o jei dar ir jūrinės krypties, jums bus pravartu daugiau sužinoti apie studijas Klaipėdos universiteto jūrų technikos fakultete. Apie šį fakultetą, studijų galimybės jame ir perspektyvas baigus, pasakoja Klaipėdos universiteto jūrų technikos fakulteto dekanė, docentė daktarė Rima Mickevičienė. Sveiki visi! Jūrų technikos fakultetui šiemet sukanka 55 metai. Gimtadienį švęsime rugsėjo 4 dieną. Šių mokslo metų pabaigoje išleisime netgi 50-ąją absolventų laidą. Birželio mėnesį diplomus tikimės įteikti 169 bakalaurams ir 78 magistrams. Džiaugiamės, kad išlikome epochų virsmo metu, kad vis dar sulaukėme gražaus jaunimo, pasiryžusio studijuoti nelengvą, bet labai reikalingą rinką inžineriją. Deja, merginos jūrų technikos fakulteto studijas renkasi nedrąsiai. Tarp baigusiųjų šiemet jų bus tik 5%. Mielos merginos, inžinerinis darbas tikrai nebėra vien purvinas, pavojingas ar fiziškai sunkus. Savo kruopštumu, atsakingumu, atsakomybė prieš ateinančias kartas jūs galite būti labai naudingos visuomeniai, sėkmingai kurti savo asmeninę profesinę karjerą. Štai norvegai siekia inžinerijoje turėti netgi 30% moterų, nes jose įžiūri neišnaudotą ir labai vertingą potencialą. Suprantu, kad tai nėra lengva. Pagalvokite, kiek laiko, talento ir dvasios pastangų įdėjo daugybė žmonių, kad pasaulis pasiektų šiandieninį technologijų išsivystymo lygį. Tik per 4 metus reikia įsisavinti ne tik savo specialybės pagrindus, bet ir suvokti, ką galima padaryti geriau, prisitaikyti prie nuolat kintančių reikalavimų. Reikia didžiulių valios pastangų, kaip ir laikantis dietos, formuojant trokštamą figūros geometriją ar auginant raumenų masę. Jauni žmonės kartais net neįtaria, kiek daug jie gali. Reikia juos padrąsinti, palaikyti. Nemanau, kad teisinga kai kurių tėvų teigiančių, kad esi suaugęs pats spręsk poziciją. Mokykloje už rankutės vedžioti moksleiviai per vieną vasarą nesuauga. Negailėkime patarimų, padėkime pasirinkti. Rekomenduočiau inžineriją, nes gerų inžinierių trūksta visame pasaulyje. Mūsų absolventai ne tik sudaro Klaipėdos ir visos vakarų Lietuvos pramonės ir verslo aukščiausios kvalifikacijos žmogiškųjų išteklių esminę dalį. Nemažai absolventų šauniai darbuojasi tarptautinėse kompanijose. Juk gyvename globalios ekonomikos sąlygomis, ypač dirbdami jūrų pramonėje, laivybos, uosto kompanijose. Kiekvienam absolventui be jokios abejonės reikalingos ne tik bendrai inžinerinės bei specializuotos veiklos žinios, bet ir kalbų mokėjimas, anglų ir rusų kalbos būtinai, gera sportinė forma, juk dirbti reikia įtemptai, kūrybiškumas, kuris palaikomas domintis įvairiais kitais dalykais, formuojančiais asmenybę, suteikiančiais jai papildomo žavesio. Mūsų fakultete tradiciškai vykdomos praktiškai visos klasikinės inžinerinės programos. Neskubame keisti laiko įvertintų ir ne vienos kartos pripažintų klasikinių studijų programų pavadinimų. Elektros inžinerija, statybos inžinerija, chemijos inžinerija, mechanikos inžinerijos, aplinkos inžinerija ir panašiai. Tuo pačiu turime ir unikalių bakalauro studijų programų, kurių nesiūlo ne vienas Lietuvos universitetas. Tai laivo inžinerija, jūrų uostų inžinerija, jūrų transporto energetikos inžinerija. Magistrantūroje unikalumo yra dar daugiau. Tarp kitko, mūsų studijas renkasi studentai gyvenantis vakarų Lietuvoje. Nemaža dalis iš jų yra klaipėdiečiai. Tai dažniausiai jaunimas, kurių tėvai, seneliai, broliai ar seserys jau dirba jūrų pramonės, laivybos uosto įmonėse, todėl ir jaunesni šeimų nariai drąsiai renkasi analogišką karjerą. 56-ojo gimtadienio kaip savarankiškas fakultetas nebesulauksime, nes nuo 2015 m. rugsėjo mėnesio sujungus Gamtos mokslų ir matematikos fakultetą su jūrų technikos fakultetu pradeda veikti naujas jūros mokslų ir technologijų fakultetas. Dėl demografinių ir kitokių priežasčių mažėjant studentų skaičiui optimizuojama ir studijų padalinių veikla. Tai yra natūralus procesas, siekiant išgyventi, susikoncentruoti į labiausiai reikalingų rinkai inžinerijos studijų programų vykdymą bei mokslinius tyrimus.
Manau, kad daug kas girdėjo, kad Klaipėdos universitetas kuria Baltijos slėnį, kuriame bus vykdomi jūros aplinkos ir jūrinių technologijų moksliniai tyrimai. Mūsų fakultetas aktyviai įsijungė į šią veiklą, atnaujino ir studijų, ir mokslinės laboratorijas, netgi tikisi pastatyti naują studijų pastatą Klaipėdos universiteto miestelėje adresu Manto 84. Stengiamės išnaudoti visas įmanomas galimybės, dalyvauti nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose, kad neatsilikti, kad parengti inžinerinį personalą, gebantį dirbti globalios ir labai jau konkurencingos rinkos sąlygomis. Tarp kitko, atvykę studijų programų akreditacijos ekspertai dažnai nusistebi mūsų laboratorijų modernumu. Taip jau nutiko, kad gyvename ne tik klimato kaitos tiesioginė to žodžio prasme laikais. Konkurencinga aplinka, dažnos politinės, ekonominės, finansinės vėtros verčia nuolat keistis, neatsilikti, ieškoti, kartais net rizikuoti. Tokios sąlygos yra tikra atgaiva šiuolaikiniam jaunimui, kuriam ir yra būdingas individualumo bei išskirtinumo troškulys, drąsus naujausių technologijų taikymas. Tikrai darbe nebus nuobodu, tą aš jums pažadu. Esat jauni ir laisvi rinktis, o kad savo pasirinkimu būtumėte dar labiau užtikrinti, kol laikas, kuo daugiau domėkitės. Apie Klaipėdos universiteto jūrų technikos fakultetą naršykite interneto svetainėje ku.lt _JTF. Sėkmės! Čia radio stotis Radio Gama. Girdėjote žinias, kur stoti. Laidos įrašų klausykitės interneto svetainėje radiogama.fm.